čia nusikalęs. Vokietijai pasvajota apie tokius tūlikus. Norite kartu su manimi dušą, ne? Kaip Belgijoje pasidarbavo. Šviečka čia ekranas, magas. Nors magiai yra išjungta. Stumdas. Nes čia labai daug yra tų maršrutų, negabaritų, tai realiai čia per miestą važiuoji. Čia žiūrėkit, Belgijoje pasidarbavo. Tikrai spardo dėl to, kad kiaušiniai atšoktų. Sveiki, važiuosim, kad nebūtų ištraukta niekas. Labas rytas. Koks rytas, hebra, koks rytas. O. Tai labas rytas. Šiandien dar bus 9 valandas. 400 km iki sienos Ispanijos, į Rūno. Ten davažiuoju su viena pauzikė. Tada vėl dėliojas maršrutą, kaip reikia važiuoti. Nes Ispanijai vėl tas pats, reikės išsitraukti leidimus, pasižiūrėti, nes vienam leidime yra, maršruts kitam nėra. Šiandien kiek nuvažiuosiu, neįsivaizduoju. Bet kokiu atveju iki Madrido važiuoti nenoriu. O šiandien jau penktadienis, hebra, penktadienis šiandien. Oh my god. Jo, šiandien penktadienis jau. Nes šiandien dar ketvirtadienis. Ką čia nusišneku, tai ketvirtadienis. Penktadienis, tai penktadienį iki vakaro pavažiuosiu. Jeigu dabar pradedu, imsiu šiandien 10, pavarysiu 10 valandžių, tai baigsiu vėl kažkada apie pietus. Ką nusišneku, jeigu 10 valandą pradedu, tai 10 valandą ir baigsiu ryto darbus, plius minus. Tai pasidarius 9 valandas dar galėčiau pavažiuoti, gal netgi ir iki vietos, bet nežinau, ar važiuoti iki vietos. Taigi, reiks gerai pasižiūrėti, pasverti viską, ar važiuoti ar ne, pasižiūrėti, ar yra kur normaliai prisiparkuoti savaitgaliui. Čia didelį planavimą, čia nėra dabar ko planuoti, dar esu Prancūzijai. Tai va, čia aš turėjau būti atsikėlęs prieš 15-20 minučių. Tai va, užkalando greitai sumušteko ir viso. Einam, parodysiu, kur sustojęs esu. Kur prisiparkavęs savo večikį, galima sakyti. Va, taip pastojo. Taip. Sveiki, važiuosim, kad nebūtų ištraukta niekas. Tararararam. Tararararam. Tikrai spardo dėl to, kad kiaušiniai atšoktų. Taip sužinau, ar padangas visas vietoj ir geras. Čia žiūrėkit, Belgijoje pasidarbavo. Pizdukai, nors stovėjau su negabaritu. Reikėtų ir plovyklą iš tikrųjų. Tai va. Vėl reikia užsikaisti. Arba čikės. Ne arba čikės, o kavikės. Ir viskas, na ką, nerodysiu kaip valgau, nes kažkam įdomu žiūrėti, kaip kažkas valgo. Oi. Kam įdomu žiūrėti, kaip kažkas valgo, ne? Ir tiesa, radau žinutės, kur šnekėjau su vienu iš pilotų. Tai atrodo šitaip, maršrutas čia Ispanijai, Donosti San Sebastian. Tai realiai čia per miestą važiuoju ir čia išvažiuoju. Tai čia pačiam mieste, man atrodo, čia jo startuoju va nuo parkingo, kur važiuoju.
taip kažkaip. Tai reikės pamėginti atsekti, kas kaip kur kame. Ir varysim kaip niekada. Vieni patys, man nepatinka nam pačiam važiuoti, man labiau patinka su pilotais važiuoti. Galvot nereikia. Aš per glušas esu galvojimu, pamirštų dalykus. Net ten nuvažiuoju, o Ispanijoje net ten nuvažiuoti yra labai brangu. Prancūzija iš tikrųjų yra labai tokia, žinai, lanksti. Net ten nusukimam, nes čia labai daug yra tų maršrutų, negabaritų, tai jie nežino, kokią gatvę važiuoti ir, kaip sakant, tokia biški lankstesnė yra. Vokietijoje yra nustatyts maršruts, kur turi važiuoti, bet irgi nusukė autohofus, nelabai kas ką sako iš tikrųjų, kol neprisidirbi kažko, tai visur turbūt tas pats. Atvažiavom į parkingą, norėčiau iš tikrųjų ir pasnaust ir nusimaudyt, bet trečia kolonėlė, nėra kaip, čia kažkas irgi pauzė daros, visur viskas uždarinėta. Nors čia neuždaryta. Tik aš abejoju, ar mes rasim kur prisiparkuoti. Nes parkingėlis pilnas ir nėra kur man prisiglaust. Aha. Saugoma tipo zona. Čia pilna visur. O čia? Čia gal įkišim kažkaip. Dešinį kampą. Opa, Antanai. Ir čia Tadelis susifeilino. Taip, susifeilino! Davai praleiskim kolegą. Čia vėl per dešinę. Ai, grūdam čia per dešinę. Pizdon. Reiks stulpo neišversti. Ar kolegai veidrodžio nenujungti. Oi, čia vietos yra. Ką tu su manim darai? Oi, profesionalas, matai, profesionalas. Nepataikai į parkingą iš pirmą kartą. Stumdas. Viskas, mano brangieji. Norite kartu su manimi dušą, ne? Nu, aš viso proceso nerodysiu.
Bet galime eiti iš tikrųjų. Blemba, dušą želį reikia pasimti. Aфиgeną dušą želį iš tikrųjų. Kas nori gerų dušą želių. Non-paid advertisement. Užsitavarinę esam kaip priklausę. Viskas, davai, hebritą man reikia susikrauti. Nu, net aš. Pasimti tapkės, rankšluostį ir parfumerinį. Viskas. Stovi antai grožis. Murzinas visas. O, kaip prisiparkau. Kaip per egzaminą. Tai būtumėm neišlaikę egzaminą. O, tai pagaliau irgi sustoti iš tikrųjų. Laukinis tuliks. Opa. Vokietijai pasvajota apie tokius tulikus. Laukinis. Kaip čia kad yra. O taip va. Dušo nėra. Ble, čia kaip mane kaip žiūri, atsiprašau, kad susikeikau, bet čia kaip mane žiūrkiai išgazdino. Kai katin tokia dydžio. Iššoko, susipė, tai dar ne dabar purt. Dar ne dabar purtos. Nu, kadangi dušui ragas, reik pasikeist man vatą savo elektronkiai ir einam pamiegot. Kiek čia prasto, 4 valandas 5 pravairavom, iki Ispanijos 100 km. Tai Ispanijai vėl nežinau, ką reikės daryti su dušu, nes irgi ne kiekvienoj kolonėlėj dušai yra. Nu, dar pamėginsiu prancūzų, aš yra viena kolonėlė, bet ten, jeigu aš įvažiuosiu į parkingą, aš ten nebeišvažiuosiu. Ten toks mažiuks yra. Gerai, einu, nebešvaistau laiko, einu. Tvarkytis, kaip sakant, megučio. Ai, dar koks bairis atsitiko. Žiūrėkit, magija išjungta. Nežinau, matos ar nematos per ekraną? Matos, ne? Šviečka čia ekranas magijos. Nors magija yra išjungta. O, žiūrėkit, įjungia. Išjungia. Ir nebeužgęsta ekranas. Vakar tą pastebėjau. Trauksim saugiklį lauk, kaip ten sako. Akumus reikia atjungti, ne? Nu ką, pamiegojom, reik varyt. 15 minučių gal pasnaudžiau. Reik varyt, nes paskui Ispanijai prasidės ten blemba, kipišas. Kai reikės išvažiuoti iš San Sebastiano. Tai bus ragelis, bet mes dabar kavytės užsipilam. Klunk. Reik naują termosą nusipirkti, nes tas yra viskas ragas. Nelaiko man karštos kavytės.
Sveiki atvykę į Ispaniją. Dabar reikia man susivesti, kur aš važiuoju. Plius minus, žinau, kad link Madrido važiuoju. Tai įsimesiu šiaip taško ant A1 kažkur kelio prie Madrido. Plius minus, žinau, plius minus tik tai žinau kelią. Burgos. Nu ką, oficialiai tuoj važinėsim į Ispaniją. Maršrutą kaip ir įsivedžiau. Kiek pagal nuotraukas, kiek pagal ką. O čia savaitgalį sustovėjęs. Tai pažiūrėkit video, kurio suvažia. Blemba, čia vieta buvo, net nemačiau. Nesvarbu. Čia specialiai negabaritam vieta. Tai esu čia stovėjęs, apačioj čia po dešinė yra parduotuvės. Su dviračiu išvažinėjau Prancūzijos pusę ir paskui važinėjau Ispanijos pusę. Nu, kur ženklas Ispanijos? Čia labai oro uostas yra San Sebastian. Prisisekt, neprisiseksiu, nes tu išsijungs vis tiek. Noriu ženkliuką, čia... mes jau viskas Ispanijai. Nu jo, papa, ten taigi fūros sustoja ženklą. Gerai, viskas, jungiu lauk, nes aš nebeturiu labai daug atminties, reik pratrinti video, reik senus video gal sumontuoti kelti. Kažkada, nežinau, važiuosiu. Gerai, iki chebrytė. Ką, pasidarysim pauzę ir einu į dušiuką, prie to pačią gausiu kavikės, nes šią kurą pyliaus ir kurą ir atblių. Ir ką, ir varysim toliau, nu kem 5 reikia pasidaryti. Kem 5 reikia pasidaryti ir viso. Ir bus viskas okei. Gerai, esam dušiukė. Toks dušiuks va. Ir tokios nuostabios duris. Serbija. Oi, čia kiek visko jau. Gerai, aš einu maudytis, nes pauzė, kaip sakant, yra 5 minutės tik tais. Nu ką, mes atsišviežinom. Švarus, kvepiantis. Nu, pagražėti nepagražėjom. Nes nuo dušo žmonės pagražėja, ne? Nuo plastinių operacijų ir nuo plastinių operacijų. Toks va parkingus. Aš vis laik galvoju, kad čia labai mažas parkings yra. Jo, papa, kaip įvaręs beveik į patį kampą, žiūrėk. Jo, šiek matė. Ir nėra jokių stopų, kur tai čia iš karto sieną gali rauti. Ir ne viens yra įkalėsio. O taip va. Čia pakankamai didelis parkings iš tikrųjų. Aš galvoju, čia pizdaug, čia tik tais kelios fūros. Čia viena dalis. Ten kita dalis yra. Aišku, reikia juk pasirodyti, kad mirks. O kita dalis yra priekį įvažiuoja. Tai aišku, restoranai nieks nedirb dar. Bet mums restoranai ir nereikia. Mes tuos žiūrėsim tuos leidimus. Ar iš tikrųjų 60 reikia varyti, nes durnai labai jaučiuos. Tai susitiksim viduj. Olala! Ui! Nu ką, labryt, parėjome fūrikę. So, einu aš žiūrėtis leidimus. Kas čia pauzės liko pas mane. 20 minučių, tai noriu sužiūrėti leidimus. Ir varysim toliau. Mano taškas išdyts yra 4 valandos, tai aš iki ten taip nedavažiuosiu, tai reikia kažkur arčiau stoti. Galvoju, gal netgi Burgos, nors nežinau iš tikrųjų. Kur stosiu, negalvoju dabar, važiuoju tiesiog ir viskas.
mano brangieji, rytoj nieko nefilmuosiu, tiksliau šiandien vakare, nes man čia liko 500 km. Paspauskim bitblokį, pauzę. Liko 500 km, važiuosiu naktį, nu nėra ką filmuoti iš tikrųjų, tai susitiksim iš Vindparke prie Malūno. Ir ką norėjau pasakyti, tikiuosi patiko, tai jeigu patiko, paspauskit laiką, subscribe, pasidalinkit aišku, būtų labai smagu vėl sugrįžti full power į YouTube, nors pas mane niekada nebuvo kažkokių didelių peržiūrų, tai motyvacijai. Tai va, visiems gero savaitgalio, šiandien kai filmuoju yra penktadienis, video dar vis nepradėjau, va, kompą įsijungiau, bet esu nusikalęs, pamėginsiu bent pradžią pasidaryti ir eisiu mėgoti, nes... O yra dar tik tais vidurdienis, nu gerai, 1 valandą dienos. Tai va, ačiū jums visiems ir iki sekančio karto.